Šis prancūziškas dvaras yra ypatingas. Kai kurie iš jūsų galbūt jį net atpažins. Ir taip yra todėl, kad mes čia jau buvome prieš 7 metus. Ir atlikę išsamius tyrimus apie šią vietą, atradome daugybę istorijos, kurios anksčiau nepastebėjome. Todėl mums tiesiog reikėjo sugrįžti ir nufilmuoti tai dar kartą. Tikėjomės rasti griuvėsius arba galbūt jau atnaujintą dvarą. Bet ne, kai atvykome, viskas buvo plačiai atvira, kiekvienos durys atrakintos, viskas atrodė beveik taip pat kaip ir prieš 7 metus. Praėjo beveik 20 metų nuo tada, kai čia kas nors gyveno ir atrodo, kad niekas net neprisilietė. Ir kuo daugiau žiūrėjome, tuo keisčiau viskas atrodė. Nes šeima, kuri čia gyveno, nebuvo paprasti žmonės. O paskutinis iš jų siekė beveik neįmanomo dalyko. Šiuose kambariuose slypi tikra paslaptis ir šį kartą mes manome, kad pagaliau išsiaiškinome, kas iš tikrųjų čia įvyko. Eikime vidun. Aš labai džiaugiuosi šiuo tyrinėjimu ir galėdamas jums parodyti šiuos namus, nes man tikra nostalgija vėl čia būti. Ir aš sužinojau daug daugiau apie šios vietos istoriją. Ir dabar žinau, kad ši šeima gyvuoja nuo 1639 metų. Girdėjau čia šiek tiek traškesio, tikiuosi, kad tai atlaikys mano svorį. Bet šiandien aš jūs pavedžiosiu po šiuos namus ir sodą, nes tai yra labai svarbu šios šeimos istorijai. Ir papasakosiu jums viską apie Morelių šeimą, kuri čia gyveno 4 šimtmečius. Prieš paskutiniam žmogui, ponui Etienui, mirštančiuose namuose. Gyvenimas yra toks gražus ir tuo pačiu metu toks begalinis. Mes visi turėtume mėgautis kiekvieną akimirką. Ir tikiuosi, kad galiu jums tai parodyti per vaizdo įrašus, kuriuos kuriu ir nuotykius, į kuriuos jūs vedu. Rizikuokite, keliaukite kažkur, išbandykite ką nors naujo. Sakau jums, tikrai verta. Neverta likti namuose. Ar girdėjai bažnyčios varpus? Tai buvo nuostabu. Gerai, aš tiesiog pradėsiu. Pažvelkite į sodą, kuriame dabar esu. Dabar maždaug 4:30 po pietų. Ir galite pamatyti, kaip ši šeima čia gyveno ir tikriausiai taip pat suprasti, kodėl jie čia išbuvo 400 metų. Nes mano nuomonė, ši vieta tiesiog nuostabi. Pirmas pastatas, kurį čia matome, yra kažkoks ūkinis pastatas. Čia kabo nuostabus žibintas. Tikriausiai čia palikti jų buvusių arklių vežimų ratai. Pažiūrėsiu, kas yra šioje kluone. Galbūt kažką praleidau per savo ankstesnį tyrinėjimą. Čia liko daug vyno butelių. Dešimtis ir dešimtis tuščių vyno butelių. Gerai. Ir daug įrankių taip pat, bet nieko, kas pridėtų vertės mūsų istorijai. Ei, pažiūrėk, čia netgi yra senovinis galandimo ratas. Taigi čia pripildytum šį dubenį vandeniu, tada galėtum sukti šį ratą ir taip galąsti bei aštrinti peilius ar panašius daiktus. Viskas sukama ranka. Tiems, kuriems įdomus vaizdo įrašas, kurį čia padariau prieš 7 metus, gal net prieš 8 kartu su savo broliu, aš įdėsiu nuorodą čia viršuje. Tai mano brangusis brolis, kuris buvo su manimi, mes buvome nuostabioje kelionėje po Prancūziją. Ar tai buvo 2019 metai? Manau, tai buvo 2019 arba gal net 2018 metai. Senstu. Šiemet man sueina 29 metai. Ir negaliu tuo patikėti. O tada buvau tik jaunas, 22 metų vaikinas. Man taip pat labai patinka tas žibintas, kurie jie čia turi. Tiesiog savo čia kabo. Jei grįžtum namo su savo automobiliu, pastatytum jį po savo stoginę ir tada taip vakare jį tiesiog uždegdavo. Turiu omenyje, aš tikrai nusipirkčiau šį namą čia. Tikriausiai ir jūs, vaikinai, taip pat padarytumėte. Taigi,
Ir jie taip pat turėjo nedidelę poilsio zoną čia, dabar visiškai apaugusią gebenėmis. Tai yra priekiniai vartai, pro kuriuos ką tik įėjau į šią teritoriją. Gerai. Taip. Aš tiesiog noriu jūs pavedžioti po šią vietą, parodyti jums ir galinį sodą, o tada išsamei aprodyti šį nuostabų dvarą. Bet taip pat pastebėjau ir praeitą kartą to tikrai neištyrinėjau, čia yra tarnų namelis, toksai ūkinis pastatas, nelabai žinau. Ar tai buvo tarnų namelis? Ar ne, bet tikrai žinau, kad šie žmonės anksčiau turėjo tarnų. Matau, kad langas dabar plačiai atidarytas, taigi greitai eikime ten vidun. Tai labiau primena sargybos namelį, bet akivaizdu, kad tai nėra pilis. Ir viskas čia vis dar pilnai apstatyta. Man tai atrodo beprotiška. Taip, tikriausiai vartininkas arba kažkas, kas dirbo teritorijoje, gyveno būtent šiame mažame namelyje čia, kuris yra šalia pagrindinio dvaro. Ne, atsiprašau, jis nėra prijungtas. Įmontuota spinta, labai bjaurios plytelės ant lubų. Kodėl žmonės taip daro? Na, dabar taip jau nebedaro, bet anksčiau žmonės uždengdavo gražias baltas lubas tomis bjauriomis putplasčio plytelėmis. Oho, čia labai siaura durų anga. Pažiūrėkit tai. Tai net netelpa pro čia. Į kokį šaunų kambarį patekome. Oho. Taip, tai tikrai mažas namelis vartų sargui ar tarnui, kuris anksčiau dirbo šeimai, tikriausiai visą jų egzistavimą, tikriausiai buvo čia šimtmečius. Šioje valdoje jie turėjo vartų sargą. Jie nutapė labai gražių gamtos vaizdų, kaip matote, tuo metu, kai čia gyveno. Kiek daug darbo būtų būti vartų sargu? Na, galėtum prižiūrėti teritoriją, tikriausiai šiek tiek padirbėti ir namuose, bet nežinau, ir jie tikriausiai čia gyventų nemokamai. Maža duonos krosnis čia gale, graži kietaus krosnis čia priekyje. Ir žinoma, viena iš tų tipiškų prancūziškų kėdžių, tų tipiškų apmuštų prancūziškų kėdžių šalia jos. Ir tada labai didelė spinta. Tai iš tikrųjų gana gražus namas, kuris yra šalia pagrindinio namo ten. Man taip pat patinka šis suoliukas čia. Labai puikus audiniai čia. Gerai. Oho. Ir čia turime namo priekį. Nuostabi sodyba, kuri čia stovi. Nesijuokauju, jis čia stovi nuo 1639 metų. Tai beveik 400 metų. Ir visą tą laiką čia gyveno tik viena šeima. Sunku patikėti, kad istorija gali siekti net 400 metų. Bet štai, matome tai čia, tai įmanoma. Ir deja, kartais viskas sugriūva ir tai yra tos tiesos pasekmė. Taigi, pakalbėkime apie tai, kas iš tikrųjų čia gyveno, nes istorija yra daug gilesnė, nei mes kada nors supratome. Tiesiai virš durų pastebėjome išraižytą akmenį su 1639 metų data. Kad suprastumėte mastą, 1639 metais Prancūziją vis dar valdė Liudvikas XIII. Ir ta pati šeima valdė šią vietą beveik 400 metų. Morelyje. Iškart galima pasakyti, kad jie nebuvo ūkininkai. Yra sąsiuvinių pilnų Prancūzijos civilinės teisės, sutarčių, įsipareigojimų ir kaip įkurti įmonę. Kažkas čia buvo teisininkas. Teisininkai ir muzikantai, išsilavinę žmonės iš kartos į kartą. Tačiau paskutinis, paveldėjęs namą, nutraukė šią tradiciją. Jis buvo Etienas, chemikas. Užuot kūręs karjerą Paryžiuje, jis grįžo namo ir pavertė šeimos namą privačia laboratorija. Jis turėjo vieną apsėdimą – žibuoklių kvapą. Jis norėjo jį užfiksuoti tobulai, taip kaip jį sukūrė gamta. Bet štai kas svarbu, Etieno darbas iš tikrųjų turėjo reikšmės. Jo indėlis lėmė keletą tikrų atradimų parfumerijos pasaulyje. Ir yra didelė tikimybė, kad kvapas, kurį šiandien dėvite, kažkuo yra skolingas tam,
ką Etienas atrado tame name prieš daugiau nei 100 metį. Etienas čia gyveno labai seniai, XIX amžiuje iki pat XX amžiaus pradžios. Po jo ši vieta dar kurį laiką buvo naudojama netgi kaip mažas muziejus. Tačiau 2009 metais čia tapo tylu. Vienintelis likęs pėdsakas – laiškas adresuotas moteriai vardu Celine Guy. Kas čia nutiko per tuos paskutinius 10 mečius ir kas tiksliai liko taip, kaip yra dabar, mums vis dar yra paslaptis. Gerai, eikime toliau į sodą. Taigi žmonės, kurie pirmieji apsigyveno šioje vietoje, nebuvo tiesiog paprasti ūkininkai ar kažkas panašaus. Tai buvo labai išsilavinę žmonės, kurie čia atvyko. Ir jie buvo, kaip juos vadina, prancūziškai. Prancūziškai juos vadintumėte išsilavinusiais žmonėmis. O išsilavinę žmonės tiesiog reiškia žmonės, kurie studijavo universitetuose ir save vadino išsilavinusiais, tarsi kitokiais nei paprasta klasė. Bet šiam dvarui tai buvo tiesa. O žmonės, kurie čia gyveno, dažniausiai visi dirbo teisėje arba buvo alchemikai, ypač tie, kurie vėliau gyveno šiame name. Čia buvo chemikų, alchemikų ir panašių žmonių. Man taip pat labai patinka dvaras iš šios galinės pusės, kur matosi tie didžiuliai kaminai. Pažiūrėk ten, tai bažnyčios bokštas, o čia kieme yra dar vienas bokštas, dėl kurio nesu visiškai tikras, kam jis skirtas. Galbūt jis susijęs su kažkuo kitu, ko dar nematėme. Greitai apsižvalgykime viduje. Taigi taip, panašu, kad šiuo metu tai kažkoks sandėliukas. Gerai, matau ten kabančią spygliuotą vielą. Įdomu, aš tiesiog noriu užlipti, noriu pasižiūrėti, ką šis bokštas slepia. Gerai? Iš esmės, čia viskas, ko reikia dvarui tvarkyti. Matote šiuos, jie pagaminti iš plastiko. Bet jei matote šiuos ant pastato šono, jūs tai žinote. Tai yra konstrukcinės detalės, per kurias eina sija, tiesiogiai laikančios pastatą ir neleidžiančios jam sugriūti. Gerai, eikime aukščiau. Dieve mano, negali būti. Oho, nesitikėčiau čia rasti kažko tokio. Tiems, kurie nežino, į ką dabar žiūrime, tai iš tikrųjų yra paukščių namelis. Ir taip, tokius galima pamatyti prie kai kurių pilių. Esu matęs keletą pilių ir didingų dvarų Prancūzijoje, kurių soduose yra tokie bokštai. Ir tada paukščiai ateitų ir čia susisuktų lizdus. Dabar matau, kad šiame bokšte neperi ne vienas paukštis, bet tikriausiai dabar nėra paukščių perėjimo sezonas. Oho, nesitikėjau pamatyti kažko panašaus. Ir taip pat pažiūrėkite į stovo konstrukciją. Ji vis dar labai geros būklės. Gražu tai matyti. Esu šiek tiek nustebęs, kad radau tai tokiu būdu. Prieš 7 metus, kai pirmą kartą čia buvau, nemačiau, kad kieme būtų toks didelis paukščių bokštas. Kas tai per žurnalai, kurie čia įstrigė sienoje? Šie yra iš 1954 metų, kaip matote. Pažiūrėkime į juos. Spectaculaire. Oho, 12 puslapių spektakulą. Spektaklis ir netgi yra mažas langelis, pro kurį galima žiūrėti į lauką. Bet manau, kad dabar atėjo laikas mums eiti į dvarą, parodyti jums tą vietą ir papasakoti daugiau apie jos istoriją. Prieš eidamas vidun nusprendžiau dar šiek tiek pasivaikščioti po sodą, kad pamatyčiau, kokio dydžio iš tikrųjų yra ši vieta. Nes aš niekada iš tikrųjų nesupratau šio sodo masto. Gerai, čia net tvora yra. Oho, jie turėjo milžinišką nuosavybę. Ši nuosavybė yra tiesiog nuostabi.
Aš tik kovoju dėl kelių kvadratinių metrų Amsterdamo mieste, o pažiūrėkite, ką žmonės turi čia, kaime. Argi tai nėra visiškai nuostabu? Net šis gražus medis čia kieme ir dėl kažkokios priežasties per jį einanti elektros linija. Ir nuostabus medis čia kieme. Tikriausiai jie netgi pasodino šį medį būtent tuo metu. Jie nusipirko šį namą prieš 400 metų ir nuo to laiko jis čia stovi. Tai nuostabu. Gerai, eikime į vidų ir aš jums parodysiu kažką, ko jūs tikrai nepatikėsite. O kas jei pasakyčiau, kad ši vieta visada atvira? Visada yra įėjimas į šiuos namus. Nes laikui bėgant, visa siena čia, nes laikui bėgant visa ši siena čia išgriuvo. Galite matyti langą ten viršuje, laiptus čia ir tai sukūrė savotišką natūralų įėjimą į šią valdą. Čia vis dar galite matyti likusią sienos dalį. Aš tiesioginė prasme dabar laikausi už sienos, kad patektų į šiuos namus. Oho, čia tikriausi laiptai. Mes kilsime į viršų, tuoj pamatysite, bet pirmiausia apžiūrėsime pirmą aukštą. Kairę pusę paliksiu vėlesniam laikui, nes tai yra Etieno darbo zona. O dešinė pusė veda mus į labai gražią valgomojo erdvę šiuose namuose. Taigi Morelių šeima, kuri čia gyvena čia jau daugiau nei 400 metų ir visi žmonės, kurie čia gyveno, tikriausiai vaikščiojo šiais koridoriais. Man taip pat labai patinka, kad po 7 metų apleisties šis turtas vis dar atrodo gana geros būklės. Turiu omeny, kad langai nesudaužyti, nėra vandalizmo, nėra grafičių, viskas vis dar labai geros būklės. Sietinai vis dar kabo čia. Ir tai man labai patinka matyti. Man patinka matyti pagarbą tokiems apleistiems pastatams. Nes šis, tiesą sakant, yra gana gerai žinomas. Ir taip, štai taip. Per visą šį laikotarpį čia lankėsi daug žmonių. Gražus židinys stovi čia kambario kampe, viduryje kambario. Tai marmurinis židinys. Ne, atrodo, kad tai net akmeninis židinys. Oho. Kelios dėžės čia. Ir tada šie stalčiai, tai taip gražu. Ten kampe stovinti kėdė. Oho, ne čia turime rašomąjį stalą, prie kurio galėčiau šiek tiek padirbėti. Ir žinoma, kasgi būtų prancūziškas namas be vienos iš šių didingų kėdžių su gražiais apmušalais, kokias jie turėjo šiuose namuose. Oho! Jūs netgi galite matyti čia ant sienos, kad jie naudoja labai gražius tapetus šiam kambariui papuošti ir padaryti jį ypatingu. Ir tai mane atveda prie pirmosios istorijos dalies. O tai yra Etienne protėviai. Etienas gyveno vėliau, jis gyveno apie 1900, gimė 1950, mirė apie 2000-ųjų pradžioje. Bet jo protėviai ir protėvės. Jie buvo glaudžiai susiję su chemija ir cheminėmis medžiagomis skirtomis dažams gaminti. O XIX amžiuje Prancūzijoje dažų gamyba buvo auganti verslo sritis. Ir jie buvo tie žmonės, kurie išrado visus dažus reikalingus drabužių ir aprangos gamybai. Taip pat žinoma spalvas, kaip matome čia ant tapetų ir audinių, pavyzdžiui, ant sofos salone apačioje. Oho, čia vis dar stovi kelios kėdės. Taigi šie žmonės buvo iš esmės svarbus Prancūzijos revoliucijoms, kurias jie patyrė. Dažų gamyba nėra susijusi su jokiu asmeniu. Tai labiau susijęs su chemikų ir mokslininkų grupe, kurie tai kūrė dešimtmečius ir daugybė žmonių prisidėjo prie šio išradimo. Dėl kažkokios priežasties mes tiesiog įėjome į miegamąjį, į miegamąjį. Ir šis miegamasis čia atrodo šiek tiek ne vietoje. Nes čia pat yra išorinės durys, o čia visai šalia svetainės turime miegamąjį.
Bet tai galėjo būti miegamasis, kuriame Etienas miegojo savo taip vėlesniais gyvenimo metais. Turiu omenyje, jis nebuvo toks senas, kai mirė, todėl manau, kad jis dar galėjo vaikščioti ir panašiai, jam nebuvo taip blogai. Čia stovi viena siuvimo mašina, kaip įprasta tokiose prancūziškose vietose, tai taip pat labai šaunu. Matote, kad jie už tapetų padėjo laikraščius, o čia yra nauji tapetai, o už jų seni tapetai. Mes net galime matyti, kada jie čia klijavo tapetus, parašyta 1975 metai. Taigi šie, kurie yra po apačia, tikriausiai yra daug senesni nei tie, kurie viršuje. Jūs netgi galite matyti visus laidus ir elektros instaliaciją, kuriuos jie pridėjo vėliau. Odos gabalas, kuris čia buvo prikaltas vinimis aplink elektros lizdus, tikriausiai dabar nebūtų patvirtintas, jei būtų atliekama elektros patikra, bet tuo metu šiems žmonėms tai buvo visiškai tinkama. Ten stovi naktinis staliukas su gėlėmis ir viskuo, kas ant jo liko. Longue vie à travers les âges. Ten parašyta kelionė per amžius, turėjau apie tai pagalvoti akimirką ir žinoma, čia taip pat yra graži supamoji kėdė. Tai tikrai atrodo kaip marmurinis itališkas židinys. Jie visada atrodo įskilę, kai randu juos tokiuose vietose. Tai šaunus židinio įrankis. Net šis veidrodis čia nėra sudaužytas, atrodo, kad jis pagamintas iš ąžuolo medienos. Viduje gražus veidrodis, o čia viršuje herbas. Greičiausiai šis daiktas šioje šeimoje buvo dešimtmečius ir dešimtmečius. Tačiau deja, namas taip pat rodo savo amžių ir laikui bėgant nyksta ir man tai gana liūdna. Tai ką mes čia turime? Kas tai per kambarys? Čia koridoriuje kabo mažas žibintas. Atrodo, kad čia kažkokia virtuvės zona. Čia net galite matyti atsilūpusius laikraščius iš 1977 metų. Taigi tikriausiai jie visą namą remontavo su laikraščiais. Taip. Ir čia apačioje taip pat yra praustuvas. Ar čia yra laikraštis? Ne, čia toks stilius. Gerai, maniau, kad tai buvo tapetai. Ir tada vėl gali tiesiai žiūrėti į lauką. Gerai, bet dabar nuvesiu jūs į labai ypatingą kambarį. Ir manau, taip, išskyrus miegamąjį viršuje, tai yra mano mėgstamiausias kambarys namuose. Ir štai čia buvo Etieno darbo vieta. Jis daug apie tai rašo savo užrašuose. Jis apibūdina tai kaip savo kambarį namuose ir tikriausiai kambarį, kuriame praleido daugiausia laiko. Taigi, kai jo tėvai, seneliai ir visi susiję su šia šeima užsiėmė dažų gamybą ir tyrimais, Etienas pasirinko visiškai kitokį gyvenimo kelią. Tačiau Etienas ėmėsi kvepalų tyrimų ir per savo gyvenimą sukūrė daug kvepalų. Ir manau, jo užrašuose taip pat skaičiau, kad jis tyrinėjo žibuoklių kvapą ir kaip jį perkelti, kaip tuos natūralius kvapus paversti cheminiu pavidalu. Ir manau, kad tai tikrai nuostabus mokslas, kuriam verta atsidėti ir paskirti savo gyvenimą. Netgi galite matyti, kad kai kurie jo darbo įrankiai vis dar likę čia. Visi jo aplankai, mėgintuvėliai ir visa kita, ką jis naudojo kurdamas savo kvepalus ir atlikdamas visus savo darbus. Tai tikriausiai ir yra viena iš priežasčių, kodėl šis vyras liko gyventi čia, Prancūzijos kaime, o ne persikėlė į tokią vietą kaip Paryžius. Čia jis turėjo ramybę, sodą, kuriame galėjo kurti kvepalus, laiką, tylą ir jis tiesiog dirbo iš namų, o ne didelėje laboratorijoje. Tai nuostabu. Ir jis visą savo laiką praleido čia, šiame kambaryje, dirbdamas su savo eksperimentais. Metalinė liustra kabanti čia nuo lubų su šiuo nuostabiu medžio drožiniu, kurį turėjome čia viršuje. Ir čia taip pat buvo poilsio zona, su už jos esančia įmontuota spintele.
Turiuomenį įmontuotas spinteles, jų Prancūzijoje matosi labai daug, jos yra visur. Šioje jų jau netiek daug. Ir vėlgi, akivaizdu, židinys, marmurinis židinys. Kokį kambarį turime čia? Manau, tai buvo jo darbo zona, bet kažkuriuo metu galėjo būti ir virtuvės zona. Matote, židinys vis dar čia, malkos vis dar šalia jo. Ir atrodo, kad tai židinys pastatytas šiems namams prieš daugelį metų. Ir jis niekada nebuvo keistas. Didžiulė medinė sija eina čia per visą pastato ilgį. Ir tada, kas čia? Čia sienoje turiu tokius mažus įdubimus. Tai miela. Taip, tai tikrai turėjo būti virtuvės zona kažkada anksčiau tais laikais. Noriu taip pat pasižiūrėti čia gale. Visas šis pastatas tiesiog griūva, tiesiog dabar. Čia visa medienos saugykla ir sandėliavimo vietos, kurias jie turėjo namui. Tai kodėl žmogus paaukotų visą savo gyvenimą vienos gėlės kvapui? Kad tai suprastum, turi suprasti našlaitę. Nes nedaug gėlių istorijoje buvo taip mylimos arba taip neįmanoma perteikti jų kvapo. Prancūzijoje našlaitė niekada nebuvo tik gėlė. Tai buvo slapta paties Napoleono emblema. Kai 1814 metais jis buvo ištremtas, jis pažadėjo savo šalininkams sugrįžti su našlaitėmis. Nuo tada jo šalininkai visoje šalyje tyliai nešiojo gėlę, kad galėtų atpažinti vieni kitus. Jo antroji žmona, Marija Luizė, tapo Parmos kunigaikštienė ir padarė našlaitę savo miesto simboliu. XIX amžiuje tai tapo vienu madingiausių kvapų Europoje. Tačiau buvo problema, natūralius kvepalus buvo nepaprastai sunku pagaminti. Net ir prekybos klestėjimo laikais, kai aplink Gas miestą ištisos plantacijos kasmet distiliuodavo 100 tonų žiedų, maždaug 33 000 kg žibuoklių žiedų prireikdavo 1 kg aliejaus išgauti. Žmogus gerokai pranoko tai, ką galėjo suteikti gamta. Taigi 1893 metais du vokiečių chemikai Timanas ir Krugeris galiausiai atkūrė šį kvapą laboratorijoje iš junginio vadinamo jonono. Šis proveržis padėjo sukurti šiuolaikinę parfumerijos industriją. Ir vis dėlto žibuoklė pasiliko dar vieną paskutinę paslaptį. Ta pati molekulė, kuri neša jos kvapą, taip pat išjungia žmogaus uoslę. Jūs įkvėpėte jį ir po akimirkos jis išnyksta. Tada pamažu sugrįžta ir vėl išblėsta. Kvepalai, kurie dingsta net tada, kai juos laikote. To dingstantį kvapą, kurio siekė ir imperatoriai, ir chemikai, būtent tą kvapą Etienas užsidarė namuose, kad jį pagautų. Gerai, bandysime tai padaryti, bandysime pakilti aukštyn. Manau, ši nėra tokia bloga. Bet ta, kuri veda į kitą aukštą, kurią irgi vėliau norėsime lipti, yra daug blogesnė. Ar tai bent jau stabilu? Pažiūrėk, koks tai stabilus. Tiesiog eik tuo. Jokių problemų. Netgi įmontuota čia, sienoje. Tikriausiai. Turiuomenį, ten dabar yra vyno butelis. Pažiūrėk į tą paveikslą, kuris vis dar kabo čia. Kaip jis išliko per visą tą laiką. Oho, pažiūrėk į tai. Tai tiesiog paties miesto piešinys ar paveikslas. Ir štai čia turime bažnyčią. Ir tada iš karto šalia bažnyčios, ne, tai šioje pusėje. Ar šioje pusėje, nesu visiškai tikras. Štai namas, kuriame dabar esame. Tai be galo įdomu. Taigi kažkas šioje vietoje kažkada nupiešė namą ir štai čia yra rezultatas. Tu gali tiesiog pažvelgti į kiemą. Tai yra kambarys su gražiu vaizdu, ar ne? Bijau vėliau lipti aukštyn. Tai bus baisu. Gerai. Ne čia tvartas.
Oho, viskas griūva ir viskas byra. Gerai, eikime čia į viršų ir pažiūrėkime. Oi, pažiūrėk į šitą. Čia yra vaikų miegamasis. Net ir mažas rašomasis stalas vis dar čia. Nežinau, kas nutiko Etieno vaikams, nes jis mirė 2000-aisiais. Prie šios istorijos dar sugrįšiu netrukus. Bet aš nežinau, ar jo vaikai vis dar gyvi, greičiausiai jis turėjo vaikų, nes matyti, kad šiame name buvo daug gyvybės. Tačiau kodėl jie čia neateina ir kodėl paliko šį namą apleistą, man yra tikra mįslė. Čia matome dar paklotą lovą su šalia padėta mėlyna naktipuodžiu. Tai nuostabus vaizdas. O čia lubos visiškai sugriūsios. O, aš duočiau gal dar 5 metus ir tada visas šis namas tikriausiai visiškai sugrius. Sveiki visi. Spinta pilna prastų baltinių. Užverkime tai. Taigi, jo. Šita petai šiame kambaryje yra nuostabus. Pažiūrėkite tai. Eikime dabar per koridorių. Leiskite parodyti jums miegamuosius čia antrame aukšte. Ir pradėsime nuo mano mėgstamiausio miegamojo. Ir manau, kad tai vis dar vienas iš mano mėgstamiausių visų laikų miegamųjų apleistose vietose. Tai tikrai yra pagrindinis šio namo miegamasis. Ir tai daug pasako apie šią šeimą. Tai parodo šeimos eleganciją susiformavusią per daugelį metų darbo dažų gamyboje. Tai matyti šio kambario spalvose. Ir taip pat priartina mane prie šios šeimos pabaigos. Taigi, kas nutiko Etienui? Aš nesu visiškai tikras dėl šio namo pabaigos, bet kalbėjausi su keliais vietiniais gyventojais ir jie man sakė, kad Etienas mirė šiame name apie 2000 uosius dėl cheminės avarijos. Ir tuo metu jam turėjo būti apie 50-60 metų. Taigi, tai, kas buvo jo gyvenimo esmė, galiausiai jį ir pražudė. Tai labai įdomu, labai gaila jo, bet manau, kad gyvenimas čia jam turėjo būti labai geras. Argi ne kiekvieno svajonė galėti miegoti tokioje lovoje? Tai negali būti blogai. Vis dar nuostabiai pagaminta. Su užuolaidomis gali užsidaryti. Jautiesi lyg vėl būtum vaikas. Tai tarsi maža taip trobelė, kurią pasistatai savo ir kurioje gali pasislėpti naktį. Šalia jos vis dar stovi lovos staliukas. Kokias knygas jis skaitė? Ne, aš nieko negaliu suprasti iš to. Taip, oho. Nuostabus naktinis staliukas, apačioje daug stalčių. Ši lova mane tiesiog užburia. Gėlė ir viskas ten viršuje. O čia turime jo rašomąjį stalą su keliomis natomis. Dietrich & Company in Brussels. Ir akivaizdu, kad šio namo gyventojai, tikriausiai ir Etienas, grojo pianinu, smuiku ir panašiais instrumentais. Jie buvo labai išsilavinę, todėl tai visada buvo jų dienotvarkės dalis. Graži kėdė čia kampe taip pat. Taigi, kaip matote, visi vertingi daiktai namuose, pavyzdžiui, šių laikrodžių ciferblatų vidinės dalis buvo pavogti. Ir aš suprantu, kad po 7 metų žmonės čia užeina, tai pamato ir pagalvoja, kad gali tuo pasinaudoti. Pavyzdžiui, ant šito tikriausiai kažkada stovėjo kažkokia statulėlė. Tikriausiai buvo tada, kai aš čia buvau prieš 7 metus, bet dabar ji yra pavogta. Šiek tiek liūdna, bet aš suprantu. O čia turime marmurinį židinį su įmontuotais veidrodžiais virš jo ir paprastai jie taip pat turi virš durų dekoratyvinį skydą arba virš židinio esantį paveikslą. Taip pat galite matyti, kad drobė čia buvo iškirpta, manau, ir paveikslas, kuris čia buvo pavogtas. Kas čia per kambarys? Nepamenu šito,
bet atrodo kaip meditacijos arba menų kambarys. Ir kažkas šiame name tikrai buvo dailininkas. Kaip matote, jie nupiešė bažnyčią tikriausiai iš čia esančio sodo, nes matosi, kad čia yra jų tvartas. Tikriausiai čia yra paukščių namelis. O kai sodas buvo visiškai išgenėtas, iš kiemo galėjai matyti visą bažnyčią. Nuostabu, kad visa tai čia taip ir liko. O čia turime dar vieną piešinį, bet šito dabar negaliu iki galo suvokti. Čia liko dar kelios muzikos natos ir kiti dalykai. Oho, kokia vieta. Jie visą savo koridorių papuošė šiuo gražiu gėlių raštu, kurį matome čia. Tai taip ypatinga čia būti, labai jauku. Turime dar vieną kambarį su naktipuodžiu ir viskuo čia pat, o šalia lovos gėlių. Šiuose namuose turiu kelis kambarius. Tai nėra didžiausias dvaras, bet tai tikrai nemažo dydžio dvaras. Sakyčiau, ši kėdė, šis gultas, kurio tikėčiausi sode prie namo, bet dėl kažkokios priežasties jis čia miegamajame. Atviros sijos, jas matome visur namuose. Tai tiesiog labai gražiai įrengta. Oho, nežinau, kas čia per daiktas. Atrodo kaip kabykla paltams, bet tikrai nėra. Gal net kaip lempos laikiklis ar kažkas panašaus, nežinau. O čia yra dešinėje esantis kambarys dvare ir man jis taip pat labai patinka. Nes čia yra tas tipiškas prancūziškas įgilinimas sienoje, kur anksčiau stovėdavo lova, bet dabar lova pastatyta kitaip, graži prancūziška lova, o virš jos prancūziška karūna. Pažiūrėkite tai. Argi tai ne šedevras? Ne, čia pat turime vonios kambarį, labai prabangų vonios kambarį. Tai nuostabu, šis vonios kambarys visiškai išklijuotas tapetais. Šiais laikais niekas sveiko proto netapetuotų vonios kambario. Atsiprašau tų žmonių, kurie žiūri šios vaizdo įrašus ir turi tai padaryta, bet tokia mano nuomonė. Jei turite, parašykite man, ar jūsų vonios kambarys išklijuotas tapetais. Palikite komentarą, prašau, ir atsiųskite man nuotrauką elektroniniu paštu. Norėčiau tai pamatyti. Tai turi būti nuostabu. Ir štai dar vienas rašomasis stalas, kuris dabar visiškai apiręs nuo lubų, kurios byra ant jo. Oho, gėlė ir visa kita. Žiūrėk, čia už nugaros yra Prancūzijos vėliava, šaunu. Ir dar visas marmurinis židinys čia apačioje. Manau, kad čia yra ginklo dėklas ar kažkas panašaus. Net sunku patikėti, kad šis dvaras vis dar atrodo taip gerai po tiek laiko. Manau, tai ir dėl kaimo. Žmonės šiek tiek prižiūri šią vietą. Turiu omeny, jie nedraudžia tau čia ateiti, bet jie stebi, ką tu veiki būdamas čia viduje. Ir mano nuomonė, tai yra geras dalykas, tai labai geras dalykas. Gerai, dabar laikas bandyti kilti į kitą aukštą ir tiesą sakant, tai galvoju, kaip man tai padaryti. Taigi, manau, daryčiau taip, žiūrėkite, kad jūs galėtumėte matyti, ką aš darau. Aš tai daryčiau taip. Aš neisiu laiptais, nes šie laiptai taip jų beveik nebelikė, bet štai vėl skamba šios bažnyčios varpas. Aš paimsiu šitą, tada apeisiu taip ir tada lipsiu taip. Bet juokingiausia viso to dalis yra ta, kad turiu tai daryti su kamera. Aš tiesiog duodu tau trumpą laipiojimo pamoką, jei kada nors norėsi čia ateiti. Noriu pamatyti 3. aukštą. Tikriausiai neverta. Gerai, pabandykime tai padaryti dabar su kamera ir tai bus dar smagiau. Gerai, taip, štai taip, štai taip. Tai sudėtingiau, manau, kad dabar turiu eiti ir užlipti ant laiptelio. Gerai?
Gerai. Mums pavyko. Ir pažiūrėk, kur mes dabar stovime, iš čia net matosi šios vietos išorė, tai beprotiška. Atrodo, kad atėjome į kažkokį viršutinę palėpę. Maniau, kad čia viršuje bus daugiau dalykų. Matote, čia yra senų lovų, krūva kėdžių, kurių tikriausiai šeimai nebereikėjo. Taip, iš esmės tiesiog taip palėpės erdvė, netgi sena lovos rėmas ir visa kita. Tikriausiai prieš įstatydami baldakimo lovą jie turėjo šitas. Ir dešimtis natų vis dar guli ten ant grindų. Po 7 metų tu sugrįžai ir tada tiesiog pajunti nostalgiją, turi naują istoriją. Manau, buvo nuostabu vėl čia būti ir tikiuosi, kad tau patiko. Ekskursija, kurią tau pravedžiau po šį nuostabų dvarą ir istorija, kuri su juo buvo susijusi. Ir štai prieėjai vaizdo įrašo pabaigą. Taigi tikriausiai esi nuolatinis žiūrovas, bet net jei esi nuolatinis žiūrovas ir jei esi užsiprenumeravęs kanalą, pasitikrink ten apačioje, nes kartais YouTube panaikina tavo kanalo prenumeratą. Ir mums labai svarbu, kad šios vaizdo įrašus matytų visi, kad galėtume tęsti šias nuotykių keliones po pasaulį. Apie 70% žmonių, kurie žiūri šios vaizdo įrašus, nėra užsiprenumeravę kanalo. Man tai beprotiškas skaičius. Jis turi mažėti, o mes norime pasiekti 1 milijoną prenumeratorių. Taigi labai jums ačiū, kad žiūrėjote šios savaitės vaizdo įrašą, paspauskite patinka, pakomentuokite apačioje ir pasimatysime kitą savaitę dar viename nuostabiame tyrinėjime. Iki.